Kirvumba, kirha-ha. Labas Lietuva, su jumis vasariška nuotaikinga laida Gyvenu čia. Kartu su kūrybinė grupė mes keliausime po Lietuvą ir grožėsimės ją, o svarbiausia, aplankysime ir jūs. Ilgai nesvarstę, pirmąją savo kelionę pradedame nuo raidės A, Aukštaitijos kryptimi. Smagiai sukdami sraigės vairą riedame į ežeringąjį Molėtų kraštą. Pirmoji stotelė – senovinė dangaus šviesulių stebykla, kurio šeimininkas šios dienos mūsų gidas. Donaldą, labai malonu matyti tiesiai iš televizijos ekrano, taip? Taip, ką daryti? Žvaigždės nusileidžia į žemę, pas mus čia žvaigždžių būna, bet tokių dar nebuvo. Jonai, o juk tu esi etnokosmologas, tai tau kaip tik kuo daugiau žvaigždžių. Tikrai, ir ant žemės žvaigždžių labai trūksta, danguje jų būna, ant žemės trūksta, tai labai malonu, prašom į ekskursiją, aš kaip tik turiu moksleivius. Tuoj paklausim, iš kur jie atvažiavo ir mes čia visą valandą bendrausime su moksleiviais apie dangų. Jeigu jūs norite prisijungti, galite dabar sudalyvauti. Aš dabar kaip tik ruošiuosi. Taigi dabar, jeigu Donaldą nesupyksit, aš trupučiuką susikaupsiu, pasiruošiu. Jūs galite stebėti, ką aš darau, gerai? O tada, čia toks kaip šamanizmas kažkoks tai. Na, man reikia susikaupti, nes aš atėjau iš buities, atėjau iš paprastų savo namų, iš paprastų rūpesčių ir staiga aš pradėsiu kalbėti apie dangų. Man reikia viską palikti, kas blaško dėmesį ir susikaupti ties dangiškais dalykais. Ta aš dabar darysiu. Gerai, tai mes pamatys. Dangaus stebyklos karalių paliksime dabar pasiruošimo darbams. Trumpam. Kol Jonas ruošiasi ekskursijai, smalsiai dairomės aplinkui. Mūsų dėmesį patraukia grupelė išalkusių jaunų žmonių. Su lašiniais stebėti dangų atrodo gan įspūdingai. Sveikučiai, iš kur jūs atvažiavot? Šakių kaimas. Šakių kaimas. Taip ir vadinat savo miestą Šakių kaimu? Miestelis. Didmiestis ten. Žiūrėkit, iš tikrųjų mes keliaujam po Lietuvą ir klausinėjom žmonių, ar jiem gera gyventi Lietuvoje, kur jie gyvena, kaip jūs gyvenat savo Šakių kaime. Puikiai. Gerai. Jeigu reikėtų keliais sakiniais pasakyti, už ką jūs mylit Lietuvą? Krepšinį, lašinius. Cepelinus. Ar turit minčių po, tarkim, mokslų važiuot kažkur tai gyventi iš Lietuvos? Ne. Važiuoti iš Lietuvos jaunoji karta dar nenori. Todėl nenuostabu, kad iš visų Lietuvos kampelių traukia pasiklausyti pasakojimų apie tai, kaip senovėje stebėdavo dangaus kūnus, spėdavo orus ir ką mums reiškia lietuviškas senasis zodiakas. Šiaurės rytuose saulė teka čia. Toliau negali slinkti nuo šitos vietos. Jinai grįžta jau atgal. Pagal tą stulpą žiūrint, taip? Tai čia būtų vasaros, kadangi vasara tuo metu būna, saulė grįža. Saulė atėjo, sustojo ir grįžta atgal. Po dangiškos ekskursijos leidžiame žvalgytis toliau ir žinoma, smalsaujame, kaip dangaus stebyklos šeimininkui sekasi tvarkyti žemiškus ūkio reikalus. Kokie, Jonai, pas tave smagus ir protingi vaikai atvažiuoja ekskursijas, super. 90 nuošimčių čia lankytojai būna moksleiviai, nes jie važiuoja žiūrėti observatoriją žvaigždžių pro teleskopą. Aš pasakoju, kaip senovėje dangų stebėdavau, kai teleskopų nebuvo. Žiūrėk, o šitas naujas namas čia visiškai nauja statyba. Yra... Čia nakvynės namus ekskursantams darysis, ar ką? Ne. Iš išorės, žinoma, tai gyvenamas namas, bet čia bus visuomeninės patalpos renginiams, parodoms, paskaitoms, ekspozicijai. Reiškia, tam, ką aš pasakoju, vaizdžiai parodyti, eksponatų pavidalu, kad žmonės galėtų pačiupinėti. Bet aukuro viduje nekursi, ne? Aukuras yra ten ir tai yra aukuras visada turi būti po atviru dangumi. Nes čia senovės lietuvių jau toks tikėjimas mūsų buvo, kad dangus turi būti matomas, nes ten yra Dievas ir ugnis kyla į viršų. O trobose vyksta kultūriniai renginiai, paskaitos, pokalbiai. Nu tai užeikim dabar į svečius pas tave jau, kad atėjom. Jėga. Kas čia nusiauk batus, nesupratau. Taip, aš prašau palengvinti mano kaip valytojo darbą, nes aš vienas čia ir valytojas, ir sargas, ir filosofas, ir paskaitų skaitytojas, todėl paliekam batus ir su baltom kojinėm ekspozicijoje, kad nebūtų dulkių. Oi, atvažiavau į svetelius. Nu, ačiū.
Naujumu kvepiančioje Pirkioje atrandame paslaptingą ekspoziciją. Tai Lietuvos burtininkų ir raganų fotografijos su čia pat aprašytais burtais ir būrimais. Tačiau įspūdį sujaukė ryškūs ūkiniai įspėjimai. Kaip pas tave, Jonai? Jonai, čia labai gražu ir mane iš tikrųjų labai stebina tie užrašai. Nusiauti batus, nusiauti bantus, vandens nėra, nesinaudoti, nėra vandens, visur visokios skelbimai, pavyzdžiui. Ką jie reiškia? Tiesą sakant, pritrūko lėšų užbaigti iki galo darbus. Valytojo etato neturim galimybės čia kasdieną valyti po ekskursijų, taip pat neturim galimybės, reiškia, naudotis tualetų, nes nėra vandens ir nepadarytas išsiurbimas. O tai kaip tada pas tave atvažiuoja ekskursijos į tavo nuostabią stebyklą dangaus, tai ką, miškai? Deja, taip, trupučiuką tenka nusivilti ir neaišku, kada tą turėsime, nes neužteko lėšų pagal projektą ir dabar veikia, bet ne visiškai viskas, kaip matėte. O kaip išspręsti šitą problemą, mes galime tiesiog paklausti specialistų? Tai, o kur tie specialistai? Specialistai! Prašom. Prašom užėjti. Labą dieną. Traidenis? Taip, Traidenis atvyko. Iš kur? Kodėl? Kaip? Kas? Labas. Girdėjome, turite problemą dėl nuotekų valymo sprendimų. Dėl to atvykome jums pagelbėti. Keliaudami po Lietuvą, ne tik grožį ir patrauklumą lankomų vietų norime jums parodyti. Atkreipsime dėmesį ir į bėdas. Namų bėdumų juk nėra. Dalinsimės naudingomis žiniomis, kaip panašią problemą įsprendė kiti. Klausime patarimo ir specialistų. Tai gerbiamasis Jonai, kiek čia maždaug žmonių lankosi? Sezono metu, kai būna daug ekskursijų, reiškia vasarą, rudenį, tai per dieną gali praeiti kokios 3-4 ekskursijos ir tai būna apie 100 žmonių, daugiau. Žinoma, ne visi užeis į tualetą, jeigu mes kalbam tam kontekste, bet būna sezono metu daug žmonių. Tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų, parenkant tinkamo našumo valymo įrenginį. Ir kaip aš matau, šitoje gražioje vietoje net yra išleisti valytas nuotekas truputėlį kaip ir problema, kad į atvirą vandens telkinį, nes ežeras yra apačioj, didelis nuolydis, o kadangi gruntas yra labai laidus vandeniui, kaip matyt priesmėlis toksai, tai galima įrengti tinkamo dydžio infiltracinį lauką ir tuo pačiu viskas bus lokaliai, statyba paprasta, mažai kainuojanti. O, tai ir čia tinkamos sąlygos tokiam? Puikiai, va čia būtent, nes čia yra padarytas išvedimas, kur ta stulpelis stovi. Tai šita vieta yra ideali valymo įrenginį pastatyti, kadangi pro šitą langelį jau matysime mes tualetą. Taip. Ir čia bus kažkur apie 1,20 m gilyje išeinantis vamzdis kanalizacijos. Ir šitoje vietoje maždaug turėtų būti valymo įrenginys. Ir į tą pusę infiltracinis laukas. Bet tai čia labai viskas paprasta. Čia paprasta, nėra ką veikti. lengvi gruntai. Ką nors stipriau, daugiau galit padaryti. Pavyzdžiui, vietoj, lokaliai, čia privažiuos, viskas čia nėra ką daryti. Jeigu gerbiamas Jonas sugalvos įrengti kaimo turizmo sodybą šičia, tai dar bus, sakykime, ir su pobūvių sale, galima tos įrenginius ir išplėsti ir pastatyti našesnio. Čia maždaug vis tiek įrenginys turėtų būti apie 1,5 kubo našumą per parą, nedaugiau. Bet esant įsiplėtimui, kaip minėjau, kaimo turizmo sodybai, tai gali būti dalis įrenginių. Toliau čia kiti valymo įrenginiai, juos galima apjungti. Visi mūsų įrenginiai yra moduliniai, tai galima labai plačiai varijuoti. Ką reiškia moduliniai? Moduliniai tai, kad gali būti viena linija, 2 linijos, 3 linijos to pačio našumo. Ir tai būtų išsprendžiamos problemos dėl montavimo, juk nereikalingi jokie betonavimo darbai. O tai labai šaunu, nes kaip tik numatyta, kad šitas objektas turėtų plėstis ir bus tenai kluonas, bus dar daugiau patalpų, reiškia, tai nebūtų problemų išplėsti šitą. Tikrai nebūtų problemų išplėsti, tiesiog reikėtų ateityje numatyti dar papildomai vietos, kur stovėtų papildoma linija įrenginių. Taipogi, jeigu tai bus kažkur apačioj, galima įrengti nuotekų pakilimo siurblinę, nuotekas pakelti į pradžią ir viskas lengvai sprendžiama. Supratau, labai šaunu.
Donalda, jūs mane šiandien labai nustebinot. Pirmą, kad atvažiavote ir pasirodėte čia. Antrą, kad suradote specialistą, kuris gali išspręsti mūsų bėdas senas. Ir aš noriu jūs taip pat nustebinti. Noriu nuvežti vieną labai įdomią vietą pas vieną labai įdomų žmogų. Todėl siūlau važiuoti šiandien tuoj pat. Mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala mulungani mulandi hafanana hambana kukanela. Oi, ponia Jonai, kaip nuostabu, kur mes. Lėlių kaimas, Molėtų rajonas. Pas Vytautą Biknerį svečiuose. Puiku. Jis turėtų mūsų laukti. Čia buvo senas vandens malūnas. Girdisi ošimas vandens. Va, Vytautas Bikneris. Vytautai. Tai gal supažindinkit, ar kaip, nežinau. Vytautai. Ar nelaukėt svečių? Gerą dieną, sveiki. Svečiais visada malonus. Mes seniai ruošiamės atvažiuoti ir štai atvažiavome. Donalda, malonu. Aš Jonas, jeigu atsimeni dar mane. Puiku. Čia mūsų šios dienos gidas Jonas nusprendė atvežti mūsų kūrybinę grupę pas jūs į svečius, pasivaikščioti ir pasižiūrėti ir pasikalbėti. Su manim ar? Su jumis ir su gamta, ar priimsit mus? Su jumis. Visada pasiruošęs. Nu, fantastika, labai gerai. Tai kur mes prisėsim gal ar ką? Ar pirmą parodysit mums, kur čia gyvenat, ką čia gražaus turit? Kažkas ošia, girdisi. Vanduo. Galime eiti pasižiūrėti ir galima išsimaudyti net. O vanduo kodėl ošia? Dėl to, kad jisai krinta iš aukštai žemyn. Krioklys? Krioklys? Taip. Taip. Nu, tai einam pažiūrėti tada Aš krioklę. einu pirmas, jūs paskui. O kodėl jūs suklumpėm? A tai čia mano darbo įrankis. Vau, čia kaip džiunglės kokios. Čia beveik džiunglės. Čia Vytautas prisodinęs daugybę visokių augalų, vijoklių. Kaip gražu! Tai labai gražu. Gal dabar pavaikščiokim dar po teritoriją. Man Jonas sakė, kad jūs esate ir skulptorius. Šiek tiek. Akmenį daužau, medį daužau. Tai gal einam tada parodysit savo tų darbų? Einam. Patekome į unikalią vietą, kur kuriamas grožis, vyrauja ramybė ir harmonija. Čia šeimininkauja žinomas gydytojas, homeopatas, netradicinių gydymo metodų žinovas, tautodailininkas, skulptorius, gėlininkas, kolekcininkas ir šiaip įdomus žmogus. Einam į Kalniuką, pažiūrėsim, kur yra 12 mėnesių. Prieš tai kitas stulpas yra. Bet tai nieko savo, bet tai kokie dydžiai tų jūsų skulptūrų, ką? Na va, čia priekyje, va čia dešiniai pusė gyvybės medis yra. Dangus, visi dievaičiai, sakykime, yra sudėti. Dievaičiai? Taip, na va visi. Va, dievas, perkūnas, patrimpa. Tai kiek čia dievų yra? 3 pagrindiniai. O ten va. Taip, 3 pagrindiniai. Saulė. Saulė. Saulė, kitaip pusė mėnulės. Tai kiek tų skulptūrų esat per gyvenimą išdrožęs? O kad ir nežinau. Jūs net nežinot? Turbūt būtų virš 70. Jeigu paėmus medį ir akmenį, nes kartu ir akmuo yra, ir medis yra. Dabar, jeigu man visas, sakykime, tas skulptūras dabar atiduotų, tai čia praktiškai ta aikštelytė būtų pilna tų skulptūrų. Nu dabar galime eiti, kur 12 mėnesių. Tai čia toksai kaip šamanų vieta, vidury laužas, ugnis, ar ne? Taip, yra laužas ir ugnis. Sakykime, kada susirenka draugai, tai visuomet čia užkuriamas tas laužiukas, jisai dega ir kūrenasi. Donalda, kokį mėnesį gimėte? Aš gimiau rugpjūtį. Rugpjūtis, mano vakovas čia, tai rugpjūtis bus balandis, gegužis, birželis, liepa, rugpjūtis praėjome. Šitas. Pjūtis. Aha, su rugiais ir su pjautuvu. Vyram reikia dešinių žandų prisiklausyti, moterim reikia kairiuoju žandų. Prie savojo.
Prie savoje. Donalda, jums reikia. Kokiu žandu reikia prisiklausyti? Eikit prisiklausyti. Joms kairiuoju visą laiką, moteris kairiuoju žandu, o vyram dešiniuoju žandu. Kairiuoju. O Ir kas pjautuvas tada bus? Pjautuvas yra va. išsipildys likimas. Taip, Ne, šiaip tai neišsipildys likimas. ko O palauk, ko šiaip paprašysi. pildosi, kartais nespėja išsipildyti. Ką jūs galėtumėte, Jonai, kaip etnologas, pasakyti apie šitą pilietį? Molėtai priprato, kad turi tokį unikalų žmogų ir galvoja, kad visi tokie ir tokių visur daug. Ir užtat, kaip čia pasakyti, kartais užsimiršta, taip, žmonės, kad turi tokį brangų žmogų. Važiavom, mes su savo sraigėje, kai važiavom, sakei, kad atvažiuoja pas Vytautą žmonės, pagalbos net. Taip, čia Vytautas geriausiai gali Energetinės pasakyti, pagalbos. kokios pagalbos ir kaip jis padeda, ne tik matyt nematomom galiom, bet ko gero ir rankom, ir žolelėm, ir vaistais. Tai čia Vytautas pats jau geriau žino. Mes irgi esame kreipęsi kartais, kai susuka kokią nors vieną pusę ar ką, atsuktų atgal. Taigi Vytas tikrai daugiapusis žmogus ir neeilinis. Kitą kartą vien užtenka skambučio ir kada gerai žmogus kalba, tu su juo susijungi, su jo ta energetika ir tiesiog gali žiūrėdamas ant savo stalo, tu gali diagnozuoti šitą jo susirgymą. Bet gerai, o kaip taip galėjo gyvenime atsitikti, kad jūs, kaip chirurgas, traumatologas, staiga nuėjote į homeopatiją, į energetinius kažkokius tai dalykus, vos ne mistikas? Mamos tėtės dėka iš Pašaltonė. Jisai rinkdavo žolės, jas tvarkydavo ir paskui dalindavo kareivim, kadangi jis buvo, felčeris, medfelčeris visos kariuomenės. Ir pas jį jau kas būdavo, tai jisai dalindavo tas augalus ir žolės, o augindavo pas save laukuose. Tai jūs norit pasakyti, kad iš tikrųjų chemija, vaistai, farmacija, viskas yra tvarko, bet pradžioje reikėtų išbandyti visą tai, ką duoda gamta. Taip, pirmoji eilė tai būtų vienas geriausias, sako, tik išėjai laukų ranką, ištiesiai ranką pati pasiima augalą, kuris tau tinka, paėmė į burną ir suvalgy. Tai mūsų šunės ir katinai taip daro. Tai ir visi gyvūnai, visi gyvūnai. Kit nejuokaukit, yra kažkokia žolė, kur sukramtai dantis išpūva ir iškrenta. Ko nežinau, tai nežinau. Mamos turbūt kiekviena turėjo išmokyti savo vaikus, kad reikėtų vieną arba kitą dalyką atlikti taip, kaip jam reikia. Kad jisai būtų sveikutėlis. Kalbat kaip koks krivis krivaitis. Tai gamta sako, ne aš sakau, čia ne aš sakau, čia ateina iš kažkur tai kitur. Tai norit pasakyti, jūs ir tas virgulės turit? Turiu, bet viskas viduje. Noriu, o galit mane išburti su virgulėm? Jonai, kaip aš džiaugiuosi. Tai jūs galit ko norit prašyti, jisai ne tik virgulės turi, dar daug įvairiausių prietaisų, pavyzdžiui, adatas, kuriomis gali pabadyti ir panašiai. Ne, jau kaip prie krioklio, kai buvom, tai kaip pasakėt, man jausi, kad Vytautas nuogas vakarai sėdi ir į krioklį žiūrinu. Iš pradžių nesupratau, kodėl, o jis pasirodo išlipęs visada būna, jeigu saulė leidžiasi jau iš krioklio. O tai kodėl vienas tada gyvenat? Galėtume dalintis to savo gerumu su daugiau žmonių. Čia turėtų draugai biškučiuką pasirūpinti, tai paliko mane vienišą, taip ir vienas gyvena. O žinau, kodėl vienas. Kodėl? Man neseniai sakė vienas draugas, su kuriuo mes čia buvom apsilankę, dabar neatsimenu kas, kaip žiūrėjo visą Vytauto ūkį. O ten labai daug visko yra, kiekvienam kampė skulptūros, paveikslai, dievukai, kaktusų kolekcija milžiniška ir taip toliau. Išėjo tas žmogus, susimastė ir sako, jeigu čia būtų dar moteris, tai jinai nuo ryto iki vakaro turėtų nuo visų šitų dalykų dulkę šluostyti. Matyt, pasižiūri į tą didelį ūkį ir išsigąsta tos apimties, nes jūs pamatysit, ko ten nėra. Tai ne vien knygos sustatytos, bet daugybė erdvinių dalykų, tai reikėtų tuom užsiminėti. Va, Vytautai, matai, reikėtų paslėpti dalį, matyt, turtų, tada Einam būtų virgulį lengviau. pažiūrėti. Skulptūros, kaip sako pats šeimininkas, jo sodyboje rodo kelią. Atitinkamų maršrutų vaikštant pasikraunama reikiama energetika. Ponas Vytautas taip pat žino, kaip naudotis ir senovės tautų išmintimi. Tai čia tos virgulės, ar ne? Taip. Aš per televiziją mačiusi esu ne kartą. Taip dabar pamatysime, kaip jos veikia. Na štai Fokusai. pas mane rankose seni instrumentai, kuriais žmogus
padeda savo gyventi. Sakykime, susirasti vandenį, surasti kažkokį tai daiktą, susirasti savo draugą galima, surasti, sakykime, padėtas kažkokie tai vaistai ant stalo, dar kažkas tai rūbas, sakykime, šiam vakarui reikalingi kažkokie tai rūbai. Ir tada galima jį susirasti, kuris geriau jam tinkami. O duotojų atveju mes stovim kiemelėje. Va, yra bimetalinės lazdelės po 15 cm, 15-30 ir 15-45. Vienoje rankoje ir kitoje rankoje. Geriausia, kad būtų visą laiką jisai bimetalas. Ir va, senovėje naudodavo kai kada ne tą patį metalą, tiesiog jis būdavo apsukamas apie kitą vėlytę. Ir jos gali būti ne vien tik tais, kad rankose būtų visa tai, bet tiesiog galima būtų įmova, galėtų būti ir medis, tada jos visiškai laisvai taip vaikšto. Tik tada, kada ateina įduotojai klausimą, tau atsako taip, juos dar rodo į tą pusę, nors tu gali ir sukinėtis kaip nori. Tai ką dabar, Jonai, man darosi baisu? Dabar Vytautas, kai paklaus kokio klausimo. Tai klauskite tai, ko norit iš tikrųjų sužinoti, o ne nuo ko baisu. Klauskit tai, kas smalsu, kas iš tikrųjų rūpi. Man kas rūpi, tai jeigu čia viską galima, sakot, kas paslėpta, tai tegul pasako, ar yra Lietuvoje skalūninių dujų. Čia yra politika. Į politiką kištis nelabai gerai. Reikia, norint surasti tą vietą, reikėtų toje vietoje būti ir tada galima surasti. Bet galima, ar ne? Galima surasti. Tai kam tiek pinigų mėtyti tyrimams? Tai ateitų Vytautas su virgulėm, fum pažiūrėjo ir viskas yra ar nėra. Jie nori pažiūrėti, kokiam gylį, kaip atrodo, pačiupinėti, ištirti chemiškai. Neužtenka vien žinoti, ar yra. Manoma, kad yra. Vytautas gali pasakyti, kurioje vietoje tiksliai yra. Gali, bet... Nu, dabar aš jums čia patikrinsiu vandenį. Šitoje vietoje? Čia? Nu, toj aikštelytėj. Pamėginsiu surasti aš vandenį ir paskui jos gylį. Ir ploti iš nes tas, sakykime, teka vanduo. Biškį toliau paeikė, tada gerai. Rodo kryptį man. Dabar, jeigu aš sukčiuosi į kitą pusę, jos iš karto sukasi kitaip. Matau, čia krioklys yra, jisai dar biškučiuką maišo. Naiba. Jeigu sukuosi kitą, jisai vis tiek eina prie vandens. Nu, va dabar aš einu. Ten, kur jos man rodo. Tai čia požeminė gysla turėtų. Taip. Va. Jos matot, po biškį traukėsi. Matot? Va. Nu, va, sakykime, jos virš vandens, to centro. Dabar, jeigu noriu, sakykime, surasti gylį, aš nuo tos vietos pasisuku į šoną. Jeigu, sakykime, ieškome kažkur tai namuose vandenį, tai tiesiog pasisuki paskui į šoną, dabar pasakysiu aš gylį jos. Nu, kaip paik iš tos vietos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 metrų gylis. 17, taip giliai? Nežinau. Ko? Nežinau. Ar čia taip gali būti? Nu taip rodė. Tai jūs turėtų tada visi vandens gręžinių šitie šulininkai samdyti. Praktiškai Lietuvoje tie, kurie yra žmonės, kurie šulinius kasa, daugumai su virgulėm ieško vandens, susiranda vandenį, gylį susiranda. Net ir, sakykime, jeigu ten požeminė kažkokia tai tėkmė yra, susiranda tos tėkmės plotį. Ir tada vyksta gręžimas iš viršaus arba pasiieško. Bet tai norit pasakyti, kad tie, kurie su virgulėmis vaikšto ir žmogaus ten energetikas visokias ir ligas nustatinė, kad tai čia nesąmonė, kad su virgulėm yra tai, kas žemėje, vandenį rasti, o tai, kas su lygom, jau čia yra blefas. Nebūtinai su lygom. Kodėl? Tos pačios lygos, jeigu tai žmogus energetiškai yra stiprus ir tada patalpa yra tam tikra specialiai skirta, kažkokia tai absorbuota oro, gamtos. Tada, jeigu siejasi vidų, kažkiek tai, jeigu pasakosi tą susirgymą tiesiogiai, jinai juos parodys. Bet labai stipriai su to žaisti nereikėtų. Kas yra su žmogaus gyvybė susiję, per daug nereikėtų.
Galima, ar čia tik tai jūs galite virgulės atlaikyti, ar galite paskolinti mums, pavyzdžiui, su Jonu pažaisti? Galima pažaisti, nes visuomet, kada duodi kitam žmogui, reikalinga nuimti energetiką tą, kurią aš turėjau. Numesti gražiai ant žemės. Dabar prašom pasimkite ir naudokitės. Nu nieko savo svečiams, kaip sako, pasiimkite. Taip yra. Dabar nesuspaudus rankų, šitą atstumas turi būti pečių jos plotyje, šitaip, ir pečių maždaug aukštyje. Kodėl šita viena taip makaluojasi? A dėl to, kad jūs nežinot klausimo. Aš nežinau, ko noriu, ar ne? Tai ko jūs laiko tada? Ko aš noriu, ko aš tada laikau? Ko jūs norit? O galima klausti, pavyzdžiui, ar rytoj bus geras oras Lietuvoje? Tai jūs labai tokius jau Labai neaiškus. kosmologinius klausimus. Gerai, kas šiandien vakarieniai? Ne, dabar čia Čia pasakykite. ne klausimas. Konkrečiai, ką man valgyti vakariniai? Ta, ar ta, iš kelių. Ne, bet jau vien laikyti yra įdomu. Ne, vėl gražina. Gražinkit visuomet turi. Palaukit, ne, pasiimkit, va. Taip, instrumentų mėtyti nereikėtų. Ai, tai Jis čia turi aš būti gražiai jau per numestas. bjauriai numečiau, ar ne? Na taip, mes nereikia įsivaizduoti, tai piktumą kažkokią tą reikštumėt. Irgi energija. Jo. Namuose pametginsit, paskui jums gali būti negerai nuo to. Jo, o tai kaip tada taip reikia, taip kaip su meile? Taip, su meilė reikia numesti. Bet Nu, jie vis tiek šakės. energetika jų nueina, o paskui Nueina į pasiimti. žemę. Dabar kitas žmogus, jeigu pasiims, tai nepasiima tos energetikos, tą, kurią jūs perdavėt. O mes norim, taip yra. Ir kiekvieną, sakykime, metalinį daiktą kažkur tai trinktelėti, mes nereikėtų šitaip. Reikėtų visuomet gražiai padėti. O jeigu perduot kažkam tai kitam, jeigu tai yra metalas ir storas metalas, nevarės nieko, tai galima ir paduoti. Tai norit pasakyti, kad jeigu piktas žmogus palėtė kokią tai keptuvę ir aš atėjau ir paėmiau ją, tai ta iš keptuvės blogis visas pas mane ateis? Kurį laiką bus tas blogis, jeigu jūs galėsite, sugebėsite tai laikyti, tai bus gerai. Aš galvoju, ko tokia pikta? Aš čia dabar svečiuose buvau, svetimas keptuvės čiupinėjau. Tu horizontaliai su žemė. Žiūrėkit, Vytautai, visa šita aplinka be galo graži. Va, žiūrim su Jonu, va, stebime klevas raudonasis. O iš kur va tokie pas jūs augalai, nes, nu, labai unikalus sodas toksai, nu, fantastiškas. Turgus žmonės ir botanikos sodas. Botanikos sodas. Taip. Turi ten kokių nors artimų giminaičių? Ne, nu kam, nueini, pasižiūri, pasivaikšti to aplinkoje, paskui tada, kurie geriausiai patinka, pasičiupinėjai, viską nusipirki. Ten galima nusipirkti. Tikrai taip. Bet tai botanikos sodas paleido, Sasnovskio šitą barštį paleido. Vat, kad Į laisvę. ko nežinau, tai nežinau. Į laisvę. Ko nežinau, tai nežinau. Negaliu lysti ten, kur man nereikia. O tai prižiūrit sodą pats? Vienas pats savo, ar ne? Ne, aš pats. O tai 10 pirštų. 10 pagalbininkų. Taip. 10 pagalbininkų. Teisingai sako, 10 pagalbininkų. Pastoviai. Suviešėjusi augmenija, apgaubta sodyba, tarsi ramybės oazė, kur kiekviena pėda byloja apie šeimininko darbštumą. Per sodybą tekančio upeliuko tėkmė taip pat išnaudojama. Vandenyje mirksta ąžuolo rąstai, kurie vėliau virs medžio skulptūromis. Puoselėti savo namus, aplinką galite ir jūs su tais pačiais 10 pagalbininkų. Tai kas čia yra per vieta, Vytautai? Nes kur nepažvelgsi pas tave, visur sodyboje kažkokie mistiniai ženklai, ratai. Na va, sakykime, šito aikštelė, kuria stovit. Lietuvoje tikrai tokios aikštelės nėra. Tai kaip nėra, jeigu yra? Čia, nu tai Kitur. čia be kitur. molėtų. Va, jos čia nebuvo. Kadaise, kada aš čia gavau tą vietą ir susitvarkiau, tai jos čia nebuvo. Tas va kalnas, kurį matot va čia, toj pusėje. Tas kalnas ėjo čia į link va to stogo ir praktiškai buvo iki pat beveik stogo aukščio. Aha. O čia aš paskui sugalvojau kažkur tai ar vartydamas, ar žiūrėdamas kažkokios tai televiziją ir dar ką nors, kad kadaise ir mūsų senovėje ir kitos va tautos turi savo kosminius modulius, taip pavadinkim. Na ir aš sugalvojau taip viską, nuvaliau šitą aikštę. Ta aikštė pervesta visą žemę į vieną pusę, kad ten padaryta aikštė, nes ten ėjo lygiai su keliu. Ir toje aikštėje pagal tam tikras tradicijas, pagal tam tikrus ženklus buvo pastatytas kosmoso modulis pagal inkus. Tai centrinė figūra ir 4 figūros tos pagrindinės, kurios jie šiaurė, pietus, rytai, vakarai. Sakykime, jeigu ateina kitą kartą pasako kažkoks tai žmogus, na, toks trupučiuką, su dvasinio ryšio netobulumu, arba dvasinio ryšio neturėdamas, arba kažkoks tai dvasinis susirgymas.
Tai va tada jisai prieina prie šitos skulptūrėlės centrinės, kadangi jinai gauna pirmosius saulės spindulius ir kairiojo žando prisidėlaužia prie jos žando, pabūna kurį laiką apsiglėbęs, atranda tam tikrą, viduje atsiranda kažkokia tai šilumėlė, dar kažkas ir paskui naina jisai. Ir po to jisai jaučiasi žymiai geriau. Bet jūs niekam nerodykit šito modulio. O kodėl? Nes pradės pas jūs kaip į Merkinės piramidę važiuoti žmonės šniūrais. Tegu atvažiuoja. Gali atvažiuoti, ar tikrai? Gali atvažiuoti. Atvažiuoja ir dabar. Yra žmonės, kurie atvažiuoja, tiesiog pabūna. Išvažiuoja tie, kurie pas mane, sakykime, pasitaiko ir kitą kartą vienas kitas ligonis arba geras pažįstamas. Tai paprašo ir tiesiog nueina ir pabūna. Pabūna tiesiog prie tų akmenukų, tose vietose, toje platmėje, pavaikšto aplinkui. Išvažiuoja trupučiuką kitą nuotaiką. Tai tau yra rimtas žmogus, mokslo žmogus. Tai jums ir dėdė Jonas Vaiškūnas, etnologas. Mūsų viešnagiai įsibėgėjus, šeimininkas pagaliau prasitarė, kad prižiūrėti ir puoselėti tokią sodybą su metais darosi vis sunkiau, tad mūsų kalbos pakrypo tema – nėra namų be dūmų. Ir štai čia, kaip ir daugelėje atokių Lietuvos sodybų, problema nuotekos. Atvykus pas Vytautą į sodybą, reikia suieškoti vietą valymo įrenginiui. Iš tikrųjų, ant tiek sodyba puikiai išpuoselėta, paruoštos vietos, kad valymo įrenginiui parinkti tinkamą vietą yra labai sudėtinga. Sprendimas pas poną Vytautą yra galimas, tikrai ir būtent iš tualeto atvedus kanalizacijos vamzdį iki šitos vietos pastatyti valymo įrenginį. Kadangi išvesti valytas nuotekas nėra galimybės į upelį, taip pat reikėtų įrengti ir infiltracinį šulinį. Žmonės į šią vietą dažniausiai važiuoja dėl dviejų dalykų – gydytis arba pasižiūrėti gražios sodybos. Tačiau Vytautas tik paslaptingai šypsosi ir mano, jog daugiausiai atvyksta tų, kuriems reikia pasikalbėti. Ypatinga vieta sodyboje čia pat virš tekančio upelio įrengta žalioji pavėsinė, skirta meditacijai ir apmąstymams, ypač po maudynių krioklyje. Apsukę kelis ratus Vytauto vedamu keliu tarp dievų ir dievaičių, mitologinių personažų, vaizdinių ir sodybą saugančių ženklų pagaliau pakliuvome į namą. Štai mes pakliuvome į erdvę, kurią ne kiekvienas mato ir kiekvienas supranta. Va niekas nesupranta, kam tas ratas su dieviškai ženklais, su tam tikra energetika, su runomis, kada jisai lipa tais laiptukais ir kaip tik jis atsistoja beveik tokiame pat aukštyje kaip ir šitą, jisai pakliūna į šitą energetinį lauką, srautą, sakykim. Ir, sakykim, tame sraute jisai išbūna visą laiką, tol, kol jisai su manim bendrauja. Ir paskui ta energetika, kuri pasikeičia jo viduje, pasilieka kuriam tai laikui. O jeigu dar gauna homeopatinių vaistukų, dar kažką tai padarai jam, dar jį pamasažuoji, arba dar jam keletą kartų nusišypsai skirtingai, jisai pagyvėja ir lyg tai pasitaiso ir pagyvėja. Prašom, jūs galite turėti ką nors. Gydas, aš tiesiog esu nustebusi. Ir čia visi šitie darbai yra jūsų rankų darbas. Taip, tai, ką mato, čia viskas ir piešti, tapyti, ir skulptūra, ir skaptuoti, viskas, kas medžio, čia yra mano darbai. Tiesiog čia yra šaknis. Atrastos šaknis yra tos šaknis, sakykime, matyt, kas tai matėsi juose ir paskui tiesiog išmesta ta dalis, kuri nereikalinga, pasiliko ta, kuri reikalinga, kuri kažką tai kiekvieną figūrėlę reiškia. Nu, sakykime, čia pavadinimas būtų, va, šeiminėlė, mama ir 4 vaikai. Va čia 2 mąstytojai, va čia keliautojas. O ten, va, kaip sako, perkūno tokia trupučiuką išvaizda. Grėsminga tokia. Nu taip, net buvo šaknis. Nu va čia dabar iš šitų, sakykime, kurie padaryti pusiau bareliefai tokie. Nu va čia svarbiausia tai yra, sakykime, šita va kova. Kova už gyvybę, už ateitį, už gerą sveikatą, už gerą jausmą. Čia matot, kaip matot, ta pačioje yra, kuris grėbė, kad sunaikinti visą tai. Viduryje mergina, kuri kovoja, o ten viršuje va gydytojas. Tai parašyta kova. Kas čia? A čia, kad pasakė kova. Kova. Taip, gidas Jonas nuostabusis dar minėjo, kad jūs esate šiek tiek išprotėjęs dėl kaktusų.
Laukia mačiau keletą tokių stambesnių, tai ar tai yra tiesa, ar ta kolekcija tikrai egzistuoja? Egzistuoja. Pačioje pradžioje, turbūt prieš kokią 6-7 metų, pas mane buvo apie 260. Tai kiek čia jų? Jis iš kur tam Dabar apie 190 yra. Sakau, daugelis yra dabar kaktusų, yra laukia išnešti, jau, kadangi yra vasara, yra saulė, tai dabar va, tos mažiukus augaliukus, kurie va, yra čia šonu, toskiuose, tai aš juos pernešiu ir kartu va, persodinsiu. Nes dabar matot, kiekvienas va, kaktusas, kiekvienas augaliukas augdamas, jisai viršūnė turi tokią žymiai šviesesnę dėmę negu apačioje. Ir spygliukai važymiai šviesesni. Ten, kur yra šviesesni, skaitosi jau visą paaugęs šiais metais. Arba smailumas yra viršuje, taip pat yra šiais metais paaugęs. Ir jie auga toliau. O dabar kai kuriuos vat, mažiukus reikės išnešti laukų ir tiesiog juos persodinti. Nes kad jie gautų iš apačio žymiai daugiau energijos ir sveikatos. O kodėl tau kilo mintis, man tokia mintis nekyla kaktusų prisisodinti, aš jų bijau. Čia nuo studijų metų atėjo toks, na, sakyčiau, gal vyriškas durnumas. Toks tikras traumatologo, chirurgo traumatologo Nu, tai hobis. O vardai kaip kaktusų, į kiekvieno vardą žinote? Į tai? Pavadinimą. Gal čia net Pavyzdžiui, ne aš kaktusai? liečiu kaktusą, tai jis turi vardą matyti kažkur. Nu, jis kiekvieną savo pavadinimą Bet turi. pats žinai visus vardus, ar Ne reikia visiškai knygas? dabar jau visus žinau, bet apytikrai apie 80% tikrai žinau. Šiaip tai labai keista, nes jeigu jūs domitės homeopatija ir vaistinėm žolėm, ar ne, tai prie ko čia kaktusai? Ar kaktusai irgi turi kokių nors gydomųjų savybių? Yra specialiai kaktusas, kaktusrinė, sakykime, kuris yra naudojamas su tam tikrais priedais ir prie tam tikros, na, jau gamybos būdo jis naudojamas širdelė gydyti. Kada širdis kažko tai nerimsta, kažko tai spaudžia, jisai yra naudojamas va šitą kaktus. Ir, sakykime, homeopatinėse vaistinėlėse galima nusipirkti kaktus. Taip ir vadinasi kaktus. Nu, va čia žiūrėk dabar, Jonai, va, kelk ranką, va dabar, va, žiedas, va, nuo kabančio kaktus. Va, žemiau. Va, žiedas. Bet kaip jisai kvepia. Ai, šitas žiedas žydė iš tikrųjų, įdomu. Kaip... Bet čia į kaktusą nepanašu. Atrodo, Koks čia kaip- kaktusas? Nu, dėja, nu, bet žiedas žemiau yra brangiai. Jo, matom, bet atrodo kaip dirbtinis. Kaip vaškas. Tikrai. Pauostykit. O ne išbers? Neišbers, ne. Neuostyk, Avinėlių. nežinia kas bus. Ne. Jis labai įdomiai nu, kažkaip kvepia, keistai bet jisai pauostė. yra- ir taip kitą kartą jisai būna pilnas, bet jau dabar tokia pabaiga yra. Maždaug Nu, kaip jaučiu. kovo mėnesį Yra prasideda jo žydėjimas. O jie kiti žydė irgi visi? Praktiškai kaktusas turi kiekvieną. Bet toks. Bet jis Ne čia smirdi. realiais man čia. Ai, ne, čia bręsti. Būna taip, kad pražįsta daug kaktusų ir būna čia žiedai. Būna. Kaktusų žydėjimo metas, pavyzdžiui. Birželio Liepos mėnesį. Kažkaip man trūksta čia supamojo krėslo. Knygų daug, o supamojo krėslo nėra. Dar nenukalėt niekada, ne? Po trupučiuką jau yra. Uždavinys. Jau Kad yra atvažiuosit laukia. Nu, prašom, po mėnesio atvažiuosite, laukia stovės. Išvalgę įspūdingą kolekciją, kurios gali pavydėti daugelis, leidžiamės į dar vieną dėmesio vertą patalpą namo rūsyje. Čia, kaip supratau, yra jūsų Vytautai darbo kabinetas. Nu, laisvalaikio praleidimo vietovė. O kur pagrindinis darbo kabinetas? Darbas, kur vyksta drožimas. Pagrindinis laukia. Laukia ar ten pastate Ir kitą? pastate ir laukia, o čia tik tais yra, kaip sako, paruošimas tam, sakykime, muliažai pagaminami. Tai čia šitos skulptūrėlės mažos taps didelėmis? Taip, paskui, jau jos dalis yra didelium, visos 12 mėnesių. Ach, taip, Čia tikrai. visą 12 Čia mėnesių jos stovi. sunku atpažinti, nes jie čia ne mediniai. Nu, čia yra degtas šitas. Juodoj keramika. Taip. Degtas trupučiuką, galbūt jos vaizdžiai trupučiuką kitaip atrodo, vis tiek yra mažas figūra, yra maža figūra, didelė figūra, didelė, jinai išsiplečia, įsitraukia. Dėl to taip ir atrodo kitaip. Bet tai šitos pačios 12 mėnesių. Bet visada, kai tu kažką didelio darai, pirmą gimsta tas mažiukas. Tikrai taip. Bet ką, jeigu virš metro daroma yra, geriau yra, kada jį paimi. Padarai mažiuką, padarai muliažą, jeigu reikia, tu jį pataisai, paskui, kada jau kali iš medžio didelio, tu jau matai, kur kaip kas bus.
O Bet kada? jie nebūna tapatus vis tiek, ar ne? Ne, Medis duoda savo... šiek tiek medis, kiekvienas duoda apie save, žinot, bet kažkiek tai panašumas vis tiek turi būti, apie 70% to panašumą turi būti. Taip ir čia dabar. Vytautai, ar jūs mylite Lietuvą? O kas jos nemyli? Nežinau, gal kokie bulgarai, kurie čia nebūdė. Nu kaip žmogus gali nemylėti Lietuvos, branguti? Aš net tokių žodžių nežinau. O tai kaip aš čia dabar, sakykim, čia lindžiu tam užkampyje, dirbdamas čia ir dabar pabaigęs vis tiek aš čia esu. Tik aš tik tais galiu mylėti. Tai gerai, bet tai emigruoja žmonės, sako, o čia Lietuvoje lelele, gyventi neįmanoma. Ne, šito negali būti. Ten, kur tu gimei, ten turi gyventi. Ir ten, kur tu gimei, ten turi dirbti. Ir ten, kur gyvei, tenais turi padėti kitiems žmonėms, jeigu jie kažką tai negali padaryti patys, o pats suvoki, kad tai gali padaryti, tai turi dirbti ir padėti. Būna tokių pavyzdžių, kai moteris turinti daug vaikų verkia ir sako televizijai, kad štai atėmė vaikų pinigus, dar kažką, o troba viduje kaip kiaulidė, aplinkui šabakštynai, žemės pilna, nieko nepasėta. Tai manau, kad yra vieni geri pavyzdžiai, o vieni yra blogi pavyzdžiai. Tai Vytautas yra tas gerasis pavyzdys. Norint kažką tai turėti, reikia dirbti ir daug reikia dirbti. Ir nedėjoti, ir neverkšlenti. Bet reikia dirbti. Iš tiesų, kiekvienam žmogui reikia dirbti, jeigu pasižiūrėsi žmonės, kurie pastoviai dirba, ir aplinka bus graži, ir aplinka gražiai būna sutvarkyta, ir dvasiškumas bus geras, ir kaimynam bus gerai, ir tau pačiam bus gerai. Nors važiuojant čia buvome skeptikai, tačiau tai, ką išvydome, pranoko lūkesčius. Vytautas sako, juk visi esame gamtos vaikai. Įsiklausykime ją. Jei nežinome, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje, pirmiausiai klausykime savo vidaus. Jis geriausias žinovas. Dažniau nusišypsokime savo artimui, praeiviui. Kalbėkime vieni su kitais. Tai labai ačiū Vytautui už tokią nuostabią popietę, tokį gražų laiką. Labai ačiū Jonai, kad mane atvežė ir parodė tokį nepaprastą sodybą ir nepaprastą žmogų. Dėkui, Vytautai, už įdomybės. Manau, nenusivylė. Iki sekančio karto, kai bus naujų skulptūrų. Kitoje laidoje svečiuosimės kaime, kuris teturi vieną gyventoją. Kartu suksime medų, lesinsime paukščius, pievose gainiusime avis, o taip pat bendrausime su Balninkų miestelio bendruomene.